Sveiki, mes lekiam į savo sodybą Molėtų rajone. Kadangi dar žiema, tai darbų jokių labai nenudirbsime. Aš planuoju prasipjauti eketę, sprūdę, truputėlį deguonies žuvimi leisti. Šitą procedūrą jau kartosiu 3 kartą iš eilės savaitgalį. Parodysim, kas tenais yra dabar, galbūt šiek tiek papasakosime, kokius darbus planuojame pasidaryti. O ką tu, Dovilė, darysi? Pamatuosiu šį bei tą, pabraižyti elektros planus, pasiplanuoti reikia. Tai va, tai patruputį įsirenginėsim namelio vidų. Yra planas pasididinti lieptelį, tai Dovilė sakė, daržą darys. Kažkokią ekologišką. Ne ekologiška, gamtiška. Gamtišką. Gamtiška, organiška, laukinį. Kadangi tai jau 3 mūsų atvažiavimas šį žiemą, tai šį kartą kasti keliuko nebereikėjo. Panašu, kad mūsų meistras buvo atvažiavęs su mašina. Aš su Foresteriu truputį pabijau važiuoti. Atvykome. Taip atrodo mūsų sodybėlė. Taip. Einam, įsijungsim elektrą. Tai va, taip pat atrodo mūsų namukas, visiškai nedidukas. Prieš šią savaitę mum baigė šiltinti stogą, padarė keletą stygų, kurios atrodo visai fainai. Mes čia turėsime darbo sričių kambarį. Tokį vaizdą turime pro langą, ten matosi mūsų garažas. Tas langas sunkiai tik kažkas matas, truputuką kalnas. Taip. Čia bus tulikas su dušu. Čia bus mūsų miegamasis. Tai va, tai atsinešėm, pasistatėm staliuką, turim lovytę, ant kurios miegojom. Bet aš tą turim nuostabų vaizdą į prūdą, kurio visiškai nesimato. Matom tik lieptelis, pagal tai galima spręsti, jog buvo prūdas vasarą. Tai jau žiema, prūdo nebėra. Ir turim nedidelę antresolę. Kadangi mes esam maži žmonės, mums čia yra beveik gerai. Yra daug visokių statybinių dalykų. Ir visai fainai čia bus. Taigi, kadangi žiema tikrai šalta, ledas labai storas, elektros šiemet neturėjom lauke, nepavyko burbuliatoriaus pastatyti. Tai 3 savaitę atvažiuoju vis išpjauti ekečių. Vanduo nesmirda, žuvis neatplaukia, tai turbūt arba yra gerai, arba yra labai blogai. Tai arba jau viskas išmirė ir nebėra kam atvažiuoti atplaukti kapuot, arba deguonies turi pakankamai, nes vanduo šiai buvo pratekantis, iš vieno prūdelio vanduo subėgdavo į kitą. Aišku, viskas sušalė, bet vanduo po žemę cirkuliuoja. Su kiek žmonių kalbėjau, su žvejais, su prūdų savininkais, tai sakė, jeigu vanduo nesmirda, tai turėtų viskas būti neblogai. Tai eketės prasipjausiu su jato pjūklom. Nežinau, nusipirkau šitą daiktą rudenį, bet kol kas teko panaudoti tik ekečių pjovimui. Tai tikiuosi vasaros metu teks ir kokį medį nupjauti. Tai keliaujam pjauti ekečių. Let's go. Praeitą savaitgalį nuo stogo sniegą šiek tiek apsikasėm, tai gavos taip, kad čia turim kliūtį.
Kadangi eketės jau buvo keletą kartų pjautos, tai manau pjausim toj pačioj vietoj. Kadangi ledas bus šiek tiek plonesnis. Nu ką, išsipjovėme eketės. Dovilė atnešė kastuvą iš mašinos. Bandysim ledą sustumti. Nu, tokią techniką mes naudojam. Gal nedapjojau kažką. Turbūt. Atsargiai neįlūžk. Reikia atsinešti pjūklą, ne? Eina savo mano pjovimo įgūdžiai, tai visiškai tragedija. Nors trečią kartą tai darau, bet man su žirklėm ir mašinėlė kirpimo geriau sekasi. Lemba, vien brokai. Stringamas tu. Ten atspaudė. Jo. Va taip pat. Super, pjaunu. Paidėjo? Nu, tiek. Nu gal pavyko. Bandysi? Nu reikia, kas belieka. Stumk! Manau, kad čia viskas jau labai gerai. Nu, Yra 4 skylės, į kurias galima įkristi. Gal užteks. kiek čia gerai, tai sužinosim pavasarį, kai nutirps sniegas. Ta, keliaujam toliau. Darbuoti. Ką, laikas arbatėliai. Nu, atvažiavom, pabuvom, išsipjovėm eketės. Praeitą kartą nusivalėm stogą. Pagrindė tai dabar planuosimės ateinančius darbus pavasarį, nes tokio oro tai nelabai turime ką daryti. Tai tikėkime, kad greitai pradės šilti ir bus galima namie išsivedžioti elektrą. Pagaliau čils prūdas ir bus galima patikrinti, kiek gyvybės liko po šios žiemos. Labai tikiuosi, kad viskas buvo gerai, kad nieks neišmirė. Pridėsiu nuotraukų, ką praeitais metais pavyko pagauti iš tam prūdę. Tai va, tai susitiksim kitame video.